Nauja diena. Čia mes, mylieji, vėl, kadangi artėja vienas svarbiausių švenčių žmonijos istorijoje, tai yra labai toksai svarbus gimimas, jeigu nežinote, kas gimė, tai galite paskaityti šventąjį raštą. O čia mes, žinoma, turime mūsų kultinę laidą jau tapusią Dangišką šakšuką su Egidijumi Anciumi. Labas rytas, Egidijau. Labas rytas, Justinai, labas rytas, Igne. Labas rytas, iš tikrųjų gera turėti jūs čia, kartu prisijungiant, net nežinau, čia kaip sakyti, ar kad aš prisijungiau prie jūsų dviejų. Dabar jau klausimas. Dabar jau klausimas, myslė. Čia sugrįžimas. Visą laiką Dievo karalystėje buvo padaugėjimas. Prieš pandemiją tekdavo būti kartais ryte dviese su Igne. Tada, aišku, pandemija truputėlį viską išbarstė, tada Justinas ir dabar jau padaugėjimas. Dabar toksai kaip yra tos grupės Take That arba NSYNC, kur po ten kažkurio laiko sugalvoja sugrįžta, tai, sakant, kas Robis, kas Justinas, čia kaip ir... Nesvarbu. Svarbiausias sugrįžimas, ar ne? Taigi, šiandien mes kalbame apie labai svarbią šventę, tai yra, aišku, Kalėdos ir, na, iš tikrųjų, galbūt vieną kitą mitą laužėsim, ar ne? Taip. Kadangi paskutinius keletą metų tiek mane palietė, manau, ir kitus aplinkui įvairių mitų ir gandų. Ir vienas iš tų tokių galbūt gandų ar mitų, kurie buvo, sakykime, netgi paskleisti krikščioniškam pasauliu, internetiniai erdvėjai, kad Kalėdos yra pagoniška šventė. Kitas yra, sakykime, Jėzaus Kristaus gimimo laikas. Ar jis gimė šiuo metu? Gruodžio pabaigoje mūsų Saulės kalendoriaus laiku, ar jis gimė kažkuriuo tai kitu laiku. Tai aš galvoju, šiandien mes panagrinėsim, ar Kalėdos yra tikrai pagoniška šventė, o rytoj mes paieškosim, kada jis iš tikrųjų, galbūt, kadangi ir įvairių yra nuomonių, bet kada jisai galėjo ateiti į šį pasaulį. Ir kalbant apie Kalėdas, kada mane kada palietė tas triukšmas, kad Kalėdos yra pagoniška šventė, aš savo viduj tada paklausiau. Man tai buvo pati gražiausia, nuostabiausia metų šventė, pati šilčiausia, ir kažkas pati sugadino. jaukiausia, ir kažkas tai ant mano Kalėdų užpylė Dažų, ar ne? Dažų, ne tik tai dažų, galbūt, sakykime, tokio, sakyčiau, purvo, ir mano Kalėdos tapo tokiu abejonių klausimu. Kokie 2 metai, nors aš jas ir toliau švenčiau, bet mano viduj buvo neatsakytų klausimų, kaipgi yra iš tikrųjų. Ir vienas iš tokių klausimų, sakykime, kuris buvo labai aiškus, tai mes, Justinai, jeigu atsimeni, kalbėjom apie šventes. Apie šventes, kurios yra aprašytos viešpatyje, kad tai jos yra viešpatės šventas. Tai yra Pascha, viešpatės nukryžiavimo diena. Man labiau patiktų, jeigu ji vadintųsi išėjimo šventą. Arba perėjimo, angliškai labiau turbūt Passover yra gražiau tinkanti, bet lietuvių kalboje arba mūsų Biblijos vertimuose yra Pascha. Ir tai yra nukryžiavimo diena. Toliau yra neraugintos duonos šventė. Toliau yra pirmųjų vaisių šventė. Toliau yra savaičių arba sekminių šventė. Toliau yra trimitų šventė. Toliau yra sutaikinimo diena. Ir toliau yra palapinių šventė. Ir Kalėdų tokios kaip šventės tarp viešpatės švenčių jų nėra rašte paminėta. Ir man iškilo klausimas, kaip čia yra iš tikrųjų. Viena, ką aš savo viduj radau, ir mes rytoj galėsim tą klausimą pagvildenti, tai aš manau, kad
Kalėdų galbūt nėra paminėta, todėl kad mano nuomonė, kad Kristaus gimimas praktiškai sutampa su jo nukryžiavimu. Kada mes kalbėjom apie šventes ir turėjom Velykų savaitę, aš tada sakiau, jeigu mes dar turėtume vieną laidą po tų 5, aš būčiau pasakęs, kad 99% aš tikiu, aš garantuoju, kad Kristus atėjo tuo pačiu laiku, kaip ir jis buvo nukryžiuotas. Nes Dievo žodis sako, kad kiekviena šeima išsirinks avinėlį, metinį avinėlį. Kiti vertimai sako, kad avinėlį, kuris yra 1 metų arba 1 metų amžiaus. Ir tie avinėliai buvo išrenkami į izraelitų šeimas. Ir man kažkaip labai jau mano viduje lygiai susidėliojo, kad Kristus, tas tobulas avinėlis, jis negalėjo gimti kitų laikų. Jis gimė toj pačioje vietoje kaip ir visi avinėliai, Betlėjuje, Dovydo mieste. Ir aš galvoju, kad jo gimimas yra maždaug tuo laiku, bet rytoj mes dar pagvildensim, ką raštas apie tai kalba. Tad paliekam šiandien tokią mažą dilemą, kad ir rytoj prisijungtumėt ir iš tikrųjų gal net ir patys per tą laiką pabandysit pasinagrinėti šventame rašte ir paieškoti ir arba paantrinti gerbiamam mūsų svečiui, arba tiesiog irgi galbūt paprieštarauti, tai lauksime ir jūsų skambučių, jeigu norėsit paprieštarauti. Arba galbūt rasit kažkokių kitų minčių. Tai yra labai labai smagu, kai galim kelti diskusijas. Mielai. Taigi, mielai galėsim. Mes visuomet jums metame, aš visai mėgstu sakyti, ne iššūkį, bet pasiūlymą. Mums parašyti, tai parašyti galite 862049777, dar kartą 862049777, net ir dabar galite pabandyti parašyti mums. Ir taip pat, žinoma, mūsų veidaknygėje. Taigi, mes sugrįšime po trumpos muzikinės pertraukos, niekur nedinkite. Nauja diena. Na, o mes čia grįžtame į dangišką Šakšuko ir čia su mumis Egidijus Ancius, Ignė Giedraitinė, Justinas Stanislovaitis, jūs klausotės radijo stoties XFM. Taigi, Egidijau, kaip ten su tomis kalėdomis, tai vis tik tai pagoniška šventė ar ne? Taigi gal dabar nusikelkim 2000 metų atgal ir pažiūrėkim, kaip tie žmonės arba pagoniškos tautos gyvena. Natūralu, kad jos tuo metu nepažinojo Dievo. Ir Dievas buvo Izraelio tautos Dievas. Aplinkinės tautos, matydamos stebuklus, dalinai galėjo jį pažinti, bet graikai, sakykime, Romos imperija, kitos šalis, jie tuo metu tų žinių neturėjo. Evangelija nebuvo atverta iki Kristaus kitom tautom. Tik tai po viešpatės atėjimo į šį pasaulį, po jo nukryžiavimo, po jo šventosios dvasios išleimo, Evangelija pradėjo sklisti į kitas tautas. Taigi tos tautos natūraliai, romiečiai, graikai ar kiti, jie gyveno tuo metu pagal mėnulio kalendorių, kaip ir Izraelis. Mėnulis yra duotas, kaip mums rašte parašyta, laikam pažinti tiek mėnulis, tiek saulė. Ir tautom buvo lengviau, sakykime, sekti mėnulį, kadangi būdavo mėnuo prasidėdavo nuo jauno mėnulio, toliau būdavo priešpilnis, toliau pilnatis. Jeigu pamatysi, Igne, pilnatį mieste eidama, žino, kad Izraelį, kurie šiandien turi mėnulio kalendorių, žino, kad ten yra mėnesio vidurys. Pas mus gali būti ir labai įvairiais, gali kisti, bet tenai yra mėnesio vidurys tuo metu. Ir tos tautos gyvendamos pagal, sakykime, mėnulį ir pagal mėnulio kalendorių saulę laikė žymiai didesniu reiškiniu. Ir kadangi šiuo kalėdų laikotarpiu yra trumpiausia diena,
ir ilgiausia naktis. Aišku, žmonės iš savo nesuvokimo, iš savo nesupratimo, jie kažkaip tai nepažindami gyvo Dievo garbindavo Saulę. Ir to šventas jos turėjo labai skirtingus pavadinimus. Vienų tai buvo ten Mitra dievas, kitų Solitarija, kitų dar susiję įvairiai su Saulė ir vienaip ar kitaip tokiu laikotarpiu jie atiduodavo kažkokią tai garbę Saulei, arba Saulę vadindavo savo dievui, atlikdavo kažkokias tai apeigas, kad ta Saulė galėtų užtekėti. Gaila, netgi šiais laikais, va čia netgi turbūt 5-10 metų, aš sakiau, net mes tokių liekanų, pagonis, Gedimino kalne užsilipę, jie irgi bandė daryti kažkokias tai pagoniškas apeigas, garbindami Saulę, kas šiandien yra mūsų suvokimu, yra visiška beprasmybė, nes Paulius Korintiečiams laiške 10 skyriui sako, kad pagonis, sako, atiduodami arba aukodami aukas, aukoja juos demonams, o aš, sako, nenoriu, kad jūs taptumėte jų bendrininkai. Egidijau, aš turiu klausimą. Kalbant apie tas kalėdas, gal truputį nukrypsiu, bet po to pataisykite, jeigu ką mane. Gerai. Jūs, kaip sakėt, patys žydai net neturi tokių kaip kalėdų, jie nešvenčia, ar ne, nemini. Bet per tarsi tuo kalėdiniu laikotarpiu jie lyg ir švenčia Chanuką? Chanuka yra, irgi nuostabi šviesų šventė ir Chanuka yra tokia kaip istoriškai, kada jie grįžo iš Babilono vergystės ir kada baigėsi Persų Medų karaliavimas, graikai užkariavo to pasaulio dalį. Ir jie šventykloje pasistatė savo stabus, savo dievus ir tada įvyko Makabėjų sukilimas ir Makabėjai nugriovė tą, sakykime, stabą, kuris stovėjo jų šventykloje ir jie išsikovojo tą religinę laisvę. Ir tai vyko maždaug 160 metai prieš Kristų. Ir jie įsikovoja tą religinę laisvę, jie vėl galėjo, sakykime, aukoti aukas savo dievui, kūrėjui ir taip pat, sakykime, mūsų viešpačiui Kristui. Ir tas šviesų festivalis tuo metu buvo minima, kad aliejaus lyg tai pritrūko tom lempom uždegti šventykloj, bet tos vienos dienos aliejaus normos pakako 8 dienom ir viena dar buvo papildomai uždegta kaip viešpačiui. Ir Chanuka yra minimama rašte. Jeigu kalėdos nėra, tai Jono Evangelijoje 10 skyriuje yra parašyta, kad buvo šventyklos pašventinimo šventė ir Jėzus atėjo į ją. Tai žydai, sakykime, pagristai švenčia Chanuką ir jinai yra Naujajam testamente tikrai paminėta. Tai žydai kaip ir apskritai to tokio Kristaus gimimo tokio net, neminė kaip savo šventės kažkokios, taip, aš teisingai suprantu? Mesijiniai žydai, kurie tiki, priėmė Kristų kaip Mesiją, taip, jie švenčia, jie mini, bet tie, kurie yra ortodoksai ir yra labai įvairių jų pakraipų, kurie tiki Senu testamentu ir jie dar vis laukia Mesijo. Jie nepriėmė Mesijo, Jėzaus kaip Mesijo, kuris jau atėjo į šį pasaulį. Tai Izraelis šiai dienai yra galbūt kaip pasidalinęs, bet mesijinių arba tikinčių žydų skaičius auga ir labai stipriai. Tai dabar sugrįžkim prie jūsų minčių. Nes aš čia taip nukreipiu truputėlį, bet galvoju, tikrai daugam gal bus įdomu, nes aš žinau, kad to kalėdinio laikotarpiu tarsi gruodžio pradžioje ir ten viduryje tikrai švenčia Chanuką ir dažną kartą žmonėm irgi asocijuojasi, kad tai čia yra kalėdos švenčia, bet iš tikrųjų tai yra visai kita šventė. Tai yra šventyklos pašventinimo šventė. Jie prisimena tą sukilimą Makabėjų ir kas įvyko, kad jie atgavo savo religinę laisvę. Ir tai vėl šviesa atėjo į jų gyvenimus, nes viešpats yra šviesa, jis yra žiburys mum. Tai žydai
tai švenčia. Nors jie netiki, iš savo patirties galiu pasakyti, kad nors jie netiki, bet sandora dėl Abraomo, Izaoko ir Jokūbo galioja jiems. Ir kada tu gali kalbėti su netikinčiu žydu ir turiu draugų Izraelį, aš matau, kaip viešpatas dvasia yra ant jų ir kaip ta viešpatas dvasia veikia per juos. Jie yra mylimi dėl tėvų. Jie yra mylimi dėl tėvų, dėl sandoros ir viešpats prisiekia, sako, kol saulė pakyla ryte ir mėnulis šviečia naktį, tol mano sandora galioja Izraeliui. Tai yra labai stipru. Priešai, jeigu norėtų jį įveikti, jie pirmiausia turėtų savo raketas nukreipti į mėnulį ir į saulę. Taigi grįžtam dabar atgal į tą šventą. Tai Evangelija, jeigu Justina irgi atsimenė, kada kalbėjom apie sekmines, tą dieną, kada šventoji dvasia buvo išlieta ant Jeruzalėje, ant mokinių ir tuo metu buvo parašyta, kad žmonių iš visų tautų ir buvo ir egiptiečiai, ir Libijos gyventojai, ir Pamfilijos, ir Kretos, ir iš visų aplinkinių tautų. Ir kada jie matė tuos darbus, kurios mokiniai darė ir tai, kas vyko Jeruzalėje, tai pasklido į visas tautas. Ir jeigu istoriškai žiūrint, istoriniai šaltiniai mini, skaičiau vieno žydo teologo, Tavraus, tai yra, kad jau 150 metų po Kristaus Afrikos bažnyčios jau šventė Kalėdas. Kalėdas, jau tas laikas buvo perkeltas į sakykime, gruodžio mėnesį pagal Saulės kalendorių ir jau jie šventę minėjo Kristaus gimimo dieną arba šventę, ar kaip pavadint. Ir Paulius lygiai taip pat laiške sako, kad mes neturėtume tų žmonių, kurie kažkada tai, sakykime, šventė pagoniškas šventes tuo laikotarpiu, nes jie neturėjo jokio supratimo, jie neturėjo jokio pažinimo, kol Evangelija neatėjo iki tos tautos. Labai įdomiai skaičiau, kad Lietuvoje Evangelija atėjo ne tik tai per vakarinę flangą, sakykime taip, bet Evangelija netgi anksčiau truputėlį atėjo per rytinę flangą ir Vytautas arba kiti kunigaikščiai, jie priėmė Kristų anksčiau negu Romos katalikų bažnyčia atnešė ją į Lietuvą. Ir aš kitą kartą pamastau, net jeigu Izraelis turėjo Dovydą kaip karalių, mes turėjom, mano nuomonę, savo Dovydą, Vytautą, nes be Dievo patepimo, be viešpatės jėgos, be jo lydėjimo, aš manau, Lietuva nebūtų tuo metu išsiplėtusi į tokią didelę valstybę, kokią mes turėjom. Ir vieną dieną, iki pat Juodosios jūros, ir vieną dieną, atsimenu, buvau tiesiog, kokį gal nežinau, 15 metų atgal ar daugiau, Trakų pily, tiesiog vaikštinėjau, skaičiau ir vieną, ką radau labai įdomu, kad tie kunigaikščiai aukojo dešimtinę. Jie atnešdavo dešimtinę į vietinį tarnavimą, į vietinę bažnyčią, kad Kristus jau tuo metu buvo garbinamas ir tie žmonės priėmė tą Evangeliją ir ta Evangelija, kaip minėjau, atėjo per rytinį flangą. Ir Paulius dabar noriu dar nukeliauti Efeziečiams laišką 2 skyrių, 11 eilutę, kad sako, kad ir mes kažkada tai aš išgirdau Evangeliją vienu ar kitu būdu, kažkada tu, Ignė, išgirdai ir Justinas išgirdo ir mes pasakėm, kad taip viešpate. Aš asmeniškai, kai išgirdau, tai aš supratau, kad tai yra tiesa. Ir aš pasakiau taip, aš neturiu ko priešintis, nes tai yra tiesa. Mano širdis liudėjo, kad tas žodis yra tiesa. Ir mes vienaip ar kitaip mes priėmėm, mes pasakėm, kad taip viešpate, aš noriu, kad tu ateitum į mano gyvenimą, aš noriu, kad tu būtum mano viešpats, kad tu būtum mano gelbėtojas, aš noriu pažinti tave, aš noriu gyventi su tavim, aš noriu būti su tavim ir noriu pažinti tavo prisikėlimo jėgą, anksčiau ar vėliau. Tai ir Paulius sako, kad
Todėl atsiminkite, kad jūs kadaise kūnu buvote pagonis, kuriuos vadino neapipjaustytais, vadinamieji apipjaustytieji, apipjaustyti kūne rankomis. Tuo metu jūs buvote be Kristaus, atskirti nuo Izraelio bendruomenės, svetimi pažado sandoroms, be vilties ir be Dievo pasaulyje. Daug žmonių ir šiandien, kurie nepriėmė Kristaus, turbūt irgi gyvena be vilties ir be Dievo pasaulyje. Bet dabar Kristuje Jėzuje jūs kadaise buvusieji toli per Kristaus kraują tapote artimi, nes jis yra mūsų sutaikinimas. Aš toliau viso rašto nesakysiu, neskaitysiu tiksliau, bet sako, todėl dar porą eilučių, kad sako, todėl jūs jau nebesate pašaliniai, Igne, mes nebesam pašaliniai, mes jau esam viešpatės šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai. Justinai, Dievo namiškis esi. Taip. Tikrai taip. Ir sako, pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, turintis kertiniu akmeniu patį Jėzų Kristų. Aš kažkaip pat irgi galvoju apie, tarkim, netikinčių žmonės ar dar kažką. Ir tai, kas yra nuostabiausia, kad Dievas kiekvienam į širdį įdėjo sąžinę, ar ne? Ir jis per tą sąžinę kiekvieną tą žmogų paliečia. Ir galbūt mes taip galime sakyti tikintis, netikintis, bet mes niekada nežinom, kaip Dievas per tą sąžinę tą žmogų paveikia, ar ne? Ir kada jis pakviečia jį. Ir kokiais būdais jis jį pakvies. Nes, tai yra, žinot, mes kartais labai norim, aš sakau, su Biblijo tūžyti, ar ne? Greitai, ja. Ir taip, atrodo, taip kviesti, čia įrodyti kažką. Bet kartais, kai leidžiam Dievui veikti, ar ne, žiūrėkit, jis padaro tai tokiais stebuklingais ir nuostabiais būdais, kad atrodo mes žmogiškam savo jėgom. Be šansų. Mes patys išgelbėti žmogaus negalim, mes galim pasėti sėklą, bet gelbėtojas yra viešpats, kada jisai prisiliečia savo šventąją dvasią prie žmogaus, tada niekas kitas to nepadarys tokio išgyvenimo, tokio kaip potyrio. Kadangi lieka laiko nedaug, tai gal dar bėgam toliau, apibendrinam. Ir vienas, kas toliau mane, aš tą pagonišką šventę vis dar gyvenau tokiu klausimu. Žiūrėdavau į tą eglę, žiūrėdavau į tos papuošalus, žiūrėdavau viską ir vis dar manyje stovėjo tas klausimas. Bet šiemet, maždaug spalio pabaigoj, lapkričio pradžioj, maždaug to laiku ėjau Gedimino prospektu ir staiga mano vidinis žmogus staiga atsirado prieš tą prakartėlę katedros aikštėje. Ir aš atsiradau taip arti, kad netgi pats truputėlį kažkaip sukrėstas, kad aš taip arti jos stoviu visą laiką, kažkoks atstumas yra. Ir tada man iškilo klausimas, o ką mes garbinam šitą šventę? Ir man atėjo aiškus supratimas, kad šiandien mes šitą šventę garbinam Jėzaus ateimą į šį pasaulį. Mes minim jo ateimą į šį pasaulį. Jokių pagoniškų elementų, jokių pagoniškų atributų, jokių pagoniškų apeigų nulis nėra. Absoliučiai. Ir visam pasauliu šiandien stovi prakartėlės. Visam pasauliu giedamos giesmės. Aš tai galvoju, ne tik tai per XFM skamba gražios kalėdinės giesmės. Pagrindė per XFM. XFM, jo. Bet šeštadienį užėjau, tiesiog reikėjo, sustojau degalinėje, užsipyliau kuro, įeinu į degalinę ir ten tokia graži kalėdinė giesmė, šlovinant viešpatį. Ir aš galvoju, kaip nuostabu, kaip gražu. Užeinu į kažkokią tai kavinę, ten viskas papuošta, turėjom svečių, lapkričio gale, čia praktiškai gruodžio pradžioj. Viešbutis buvo taip gražiai papuoštas ir aš galvoju, aš kai tai pamačiau, pasakiau, aš norėčiau, kad tai nesibaigtų, nes jeigu vasarą atvažiuos kažkas, tai ir tų kaip šviesų lempelių, tų šviesų, tų žibintų, tų nebus, tai galvoju, bus labai, labai liūdna. Iš kitos pusės irgi galvojam,
Kaip mes norėtumėm savo gimtadienį švęsti, ar ne? Taigi mes puošiamės, mes ruošiamės, mes laukiam ir taip toliau. Jie labiau pasižiūrėkime mažus vaikus, kaip jie laukia. Tai irgi iš tos kitos pusės pasižiūrės, tai kodėl mes negalim Kristaus gimtadienio taip švęsti? Galim. Mes turim švęsti. Tai yra gerumo, dosnumo, susitaikymo, artumo, bendravimo, meilės išsipildymas. Viešpats sako, mylėk viešpatį, o toliau jisai sako, mylėk savo artimą. Ir mums tai yra nuostabus laikas apkabinti vienas kitą, nežinau, kad ir kažką tai gražaus padovanoti, kažką tai palinkėti, paguosti, susitaikyti ir pakilt naujam metam, naujam nuostabiam gyvenimui. Aš dar galvoju, net ir prieš tą kalėdinį laikotarpį, kiek gražių projektų įvyksta, ar ne? Mes galbūt per visus metus tiek nesusikaupiam padaryti, kiek žiūrėk prieš kalėdas. Ir tai yra gražu, ir tai yra smagu, ir tai yra sveikintina. Amen. Tikrai taip. Ačiū labai, Egidijau, už šį rytą, už tą gražią diskusiją. Lauksim visų rytoj. Ačiū Jums už kompaniją.